Sveiki visi. Tai va, čia darysiu tokį nedidelį salmazgą. Kaip visą laiką palikta skylė. Nu, geriausiu atveju. Čia kažkiek išvadau. Sienos tinkuotos. Tai pradėsim darbą. Pradėsim nuo to, kad montuosiu lataką. Tai va, sumontuoju lataką. Dabar padarau sandarumo testą. Nu, tokį. Ar nebėga kažkur vanduo? Nu, viskas švaru gražu. Čia teko biškį pakeisti centrą, dėl to, kad būtų simetriškai plytelės. Nes vamzdžiai neatitiko. Latakoj, va, kaip manom, subėga, viskas gerai. Tai va tokie žingsniai. Trapas atsistoja į savo vietą. Teko truputį praplatinti angą, nes jį buvo per maža. Šiaip dažniausiai, jeigu dušas 90, tai darau 93, kad būtų šiek tiek vietos užvers hidroizoliaciją, paskui užsipildo su klijais tas dalykas. Tai va taip, dabar biškiai armuoti ir galima bus betonuoti. Va, išdžiuvo betonas, biškiai pašlifavau. Bet dar reikia trinti. Dabar bus reikalas, kad įsukinėsiu prailgintuvus tam, kad užmaut manžetus, kad būtų sandarų prie dušo, kur bėga vanduo. Nu va, prailgintuvai įsukti. Dažniausiai aš įsuku, kad išlystų apie centimetrą. Už sienos, kad galėčiau manžetus užmauti ir kad būtų sandarų šitą vietą. Štai taip atrodo. Čia dar toks papildomas išlindo. Dėl to, kad plytelė 1,19 m iki šičia ir jinai nusileidžia į dušą. Žmonės norėjo, kaip geriau buvo apsukę dėžę, biškį paaukštinėje ir gavosi taip, kad ji buvo porą milimetrų aukštesnė. Tai teko viršutinį gipsą atsukti ir uždėti plytelę ant labai stiprių klijų tiesiai ant rėmo, nes jį čia plonesnė 6 mm ir tada praslysta aukštis, kad mums gautųsi viskas gražiai gale, kad nebūtų kažkokių stambių siūlių negražių. Lauksim rytojaus. Nu, aš startuosim ir pradėsiu nuo to, kad sudėsiu visus kampus šitos pagamintus tokius guminius kampukus, visus manžetus ir paskui pradėsim su juostom į visas vietas. Va, tokia svarbiausia vieta, kur dažniausiai reikia labai gerai padaryti, tai aplink lataką. Kai kurie latako gamintojai turi savo juostas, duotas rinkiniai, bet šitas, čia Ako, man atrodo, tai Ako neduoda, tai turi kažką savo. Čia turėjau tokias plačias užsilikusias, tai jas panaudosiu. Tai va, aš dėdau prie trapo, vis laik taip priglostau, kad ištrykštų, čia prie kraštų visur, kad būtų tikrai sandarų. Ir nekiltų ateityje problemų. Tai va taip, paskui perėsiu prie kampukų. Va, štai šitaip atrodo užmauti manžetai. Ir aplinkui aptepošės. Sudėjau visur juostas
juostos visur kampuose. Ant gipso sudūrimų dėžė, aišku, apklijuota visur juostų įtempimo. Čia dabar tepsim plotą. Ir dėsiu į dušo zoną dar juostas. Ja, aš taip norėjau parodyti, kaip aš darau čia. Dušą, vat, naudoju tokią juostą, 15 kiek čia centimetrų. Ir tiesiog vat taip mumifikuoju, kaip sakant. Sunku su viena ranka pataikyti. Va. Taip visą dušą padarau, kad ekstra būtų stipriai. Nu, čia nupjausiu jau. Ir paskui kiekvieną eilę taip, būtent dušo zona bus stipresnė. Va, štai šitaip atrodo pirmas sluoksnis pradžiuvęs. Ten jau biškį pradėjau tepti. Pradėsiu nuo to, kad pratepsiu kampus, kad riebiau būtų, ir plotą. Va, nebedaug beliko. Ir dar man šitą sutepta, šitą sieną, šitą ir grindys ir šitą. Štai taip gavosi, kai viskas išdžiūvė. Net nesimato, kad klojau juostas. Nu, va, prasideda nuo išmatavimų. Visą laiką pasimatuoju, kad nebūtų juostų, kiek įmanoma. Aišku, ne visuose patalpose išeina. Bet kad kažkokių planų nebūtų, visą laiką stengiuosi, kad būtų gražiai aplink dušą, pačiam dušė. Kad nebūtų juostų kažkokių vizualiai ar antisimetrijos užeinant ir žiūrint į priekį. Ir prie kriauklės, kad gautųsi simetriškai arba per centrą, nu, kad neatrodytų prie kriauklės kažkaip keistai. Nu va, esu pasiruošęs klijavimui, išpėjau visas detalės. Visą laiką stengiuosi, kad siūlės atrodytų vienodai ir kad prie pačio latako būtų vienodas tarpas. Nu, šviežiai suklijuotas, pati dušo zona ir tarpeliai. Važiuosim toliau. Štai vyšnė šitam tortui. Va. Irgi čia šitą dalyką labai tarpas reikia žiūrėti, kad padoriai atrodytų. Ir tada gaunasi labai padoriai. O čia dar vienas svarbus momentas. Tokios L formos detalės visą laiką stengiuosi išpjauti su apvalumu, kad netrukinėtų kas nors. Nes jis turi tendencijas trūkti nuo kampo. Va, čia norėjau parodyti, kaip aš pjaustau. Pjaunu su siurbliu. Ir, pavyzdžiui, tokį reikia išpjauti. Paleidžiam siurblį. Bereiks čia dapjaut biškį. Dėl ko šitą rodžiau, kad kai pjauni, dulkių nėra labai daug. Žiūrėk, čia vonė yra taip, kad 3 rūšių plytelės. Duše bus vienos,
tamsesnės, čia šviesesnės. Ir grindys. Ir visos 3 skirtingų dydžių. Tos yra 59,5, kur dušė bus 60, o tos 59. Ir čia kad suvesti, kad siūlės, matoma siūlės, pavyzdžiui, šitą, kad pereitų jinai į sieną, tai man tenka čia žaisti. Čia matosi dar dušo kabina, tai čia, pavyzdžiui, šitą siūlę nesutaps. Aš pastumiu taip, kad jį palystų po dušo kabiną tas skirtumas. Kad nesimatytų, kad vizualiai šitą ir šitą. Ir dar papildomai šitos, kur čia šviesios bus, jos yra storesnės negu šitos. Dar čia sužaisti reikia. Tai va, einam pirmą plytelę prikabinsiu. Labai. Turiu jau paruošęs plytepės. Tai mes ją įrūdėsim. Turėtų tikti. Čia kaip su bomba nedaug dėlių užkliusi. Jau, čia gal. Taip. Dabar parašym. Nu va, pirmą ir taip ir stovi. Tai va tokios bus plytelės. Einam pamatysim, kokios dušė bus. Čia dabar norėjau papasakoti apie savo vietą. Tai, pradžiai, čia tepu. Padedu ant stalo, čia klijai, čia pavalymo vanduo. Ant šito stalo viską pjaustau. Pjaunu su siurbliu, tai kaip atrodo. Pasijungi, čia biški savo darbis, bet veikia. Ir kaitaliuoju į, pavyzdžiui, grįžimo įrankis. Štai taip ir atrodo. O štai plytelės, kuriais tos tamsesnės į dušo zoną. Turėtų atrodyti visai nieko, ne? Jo, liuks. Nu. Čia pjaustau. Pjaustau ant... Sigmos staklės. Pjaustau ant žemės, nes didelio formato plytelės ir lengviau nulaikyti, kai yra didelis plotas. Pastebėjau gerą lifehacką, buteliukas nuo Coca-Colos atitinka staklių aukščiui, tai pakiši kaip paromas būna, kad plytelės nekristų. Geras. Grinai atitinka, Pepsi netinka. Tai va tai. Gerai, keliaujam toliau. Plytelės jau biški daugiau sudėjau. Čia tokias labai su raštu. Čia greičiausiai indusų gamybos, nes pavyzdžiui šitą buvau primetęs, išpjovau viską, atnešiau raštus rinkinėje, štai jinai stovi. Aš ją iš tikrųjų panaudosiu aukščiau, bet atnešęs ją, užmečiau. Ir pasirodo, jinai tokia pat kaip šitą su raštu. Ir man tai pastrigo, galvoju, negražiai atrodo ir teko ją pašalinti, pjaut kitą. Atidariau pakius, kelias plytelės turiu. Tai dabar, pavyzdžiui, dar viena tokia, tai man teks maišyti vieną tokią ten, kad jos nestovėtų viena prie kitos. Nes būna, kai stovi viena prie kitos, negražiai atrodo. Tai tenka maišyti, vartyti jas, jeigu galėtų tai daryti. Bet čia indusų gamybos būna plytelės, būna labai kokybiškos, geometrija viskas tinka, o raštai būna dažnai vienodi ir paskui jau tu vartai jas ten žiūri, kad išeitų toks savotiškas raštas. Aiškus, kitiem nesvarbu, bet man tai svarbu. Va, čia dar vienas svarbus momentas,
Tai daug labai plytelių tokių dalykų serga. Tai va dėdė sistema. Čia viskas gerai. Čia irgi visur viskas gerai. Čia gerai. O čia jau pats kampas jau kliūna. Tai dažnai dedu tokius papildomai. O tai čia. Kad sutrauktume. Nu, vienu žodžiu, aišku. Tai va. Ten irgi dėjau kitos plytelės, bet irgi tas pats. Nes labai paskui negražiai gaunasi, jeigu viską padarai, būtent kampas kažkoks braukai ranką ir jis iškliūna. Nu, va, pagaliau po ilgo vartymo sudėjau tą kampą. Kažkaip indusai mėgsta vienodas būna ir teko pavartyti, kad nebūtų staigių perėjimų. Kampė čia iš vienos plytelės pjauta, kad perėjtų raštas. Tai va toks vaizdas gavosi. Šiaip net nesimato siūlių. Gerai pataikiau čia. Nu, atėjo ir dėžės laikas. Kaip grįžiau nerodau, nes ten labai paprasta. Vis laik padarau taip, kad prie tualeto būtų labai stiprus sukibimas. Maksimaliai, kad neįtrūktų plytelė ar dar kažkas. Aišku, prieš tai aš patikrinu, ar pati dėžė yra prigrižta tvarkingai. Tai va čia parašta plytelė, taip pat mesim. Nu va, plytelė atsistoja savo vietą. Dabar bus kampainis mano draugas. Reikia išmatuoti viską ir ruoštis kampukams. Prie šitos dėžės naudosiu nerūdijančių plieno kampus, labai mano pamėgti. Ir jos pjaustau su tokiu vat nerūdijančiam plienui skirtą diską. Mažiau išdegina. Ir bandysim pjauti. Nu, judam į priekį. Jeigu kas galvoja, kad čia lengva šitos suvesti, taip nėra, nes plytelės išlinkusios. Tenka žaisti su klijais, keliukais, čia kaiščiati. Visą kampainis nori pasisukti ir panašiai. Vis laik darau vienodą tarpelį. Čia, kad užsipildytų su glaistu. Ir va tai beliko viršų. Pjauju viršutinį metalą. Čia, kam įdomu, galiu parodyti. Va. Įpjauni ant KM5 ir ant lygaus paviršiaus, tai pavyzdžiui, ant plytelės padėjęs, jį sulinki gražiai. Labai svarbu čia viduj, oi, nesifokusuoja. Čia viduj įpjaustinėti čia patį briaunelę, nes kitaip gali linkti kreivai. Šiaip pjūvis, kad būtų daug maž tiesus, tada susilanksta ir taip biški vat yra, bet čia taip nesimato šitų. Čia jau pernelyg. Dengti savo vietoje. Tai toks rezultatas. Nu, aš tai šitaip, atrodo, viską pabaigiau. Dabar neliks klynus namušti. Ir galima pradėti bus glaistyti tarpus. Čia nuo užuolaidos labai gražiai atsišviečia. Ten užuolaida tokia. Ir čia atsišviečia raštas toks. Nu, fuguoju. Norėjau parodyti, kaip kampukai. Vat jie užsitepa. Štai šitaip prisitepa tos tarpus ir paskiau palieka labai stipriai. Ir tie kampukai praktiškai nieko nebijo. Dušą glaiščiau kitokią spalvą, tamsesnę, kad atitiktų jinai plytelėm daugiau. Ir čia dabar kitokią glaistą spalvą. Nu, o kai glaistas išdžiūna, aš ruošiuosi silikonavimui ir visą laiką su langų valikliu pavalau kampus su tokiu škudurėliu, kad nebūtų riebalų, kad silikonas puikiai liptų ir neatsilūptų paskiau.
Nu, vienu žodžiu, iš tikrųjų nėra lengva filmuoti ir daryti kažką, užtepiau silikoną į kampus. Ir naudoju muilą, tokiam bakeliai užpuškiu. Dabar apipuškiu, paskiau naudoju dar kartą muiliną vandenį ir tokius vat ledų pagaliukus. Ir jų pagalba nuiminėju. Paskiau dar su piršteliu pripoliruoju. Gaunasi štai taip gražiai. Nu, dabar negaliu vieną ranką dirbti, parodysiu, kai viską būsiu padaręs. Nu, nežinau, pavyks man. Noriu parodyti, kaip kampas formuoju. Su to pačiu pagaliuku. Aiškus, labai svarbu parinkti silikoną, kad spalva atitiktų. Tada ir nesimato, ar blogai, ar gerai užtepiai. Visą laiką atrodo gerai. Bet čia atsispindi ant kameros, turbūt nelabai ir matosi. Va, šiandieną viskas kaip ir padaryta. Šiandien montuosiu dušo kabiną. Norėjau parodyti, kaip čia atrodo prieš kabiną viskas. Štai taip gaunasi. Mūsų dėžutė. Ir dušas. Dabar šitą vietą visi. Kaip čia atrodo. Išarčiau. Šešėlis krenta. Bet ten nedidelis tarpas užšluotas. Įspavo ir viskas gerai ten atrodo. Atsistos kabina ant tos vietos. Nu tai va, finalinis vaizdas. Kabina sumontuota ir ištestuota. Dėl to šlapia. Įdomus dušas, bus ką pažiūrėti, besimaudant.